didžiausių sensacijų. Mes apsilankysime pas nuogalę Gintarę iš realybės šou Kelias į žvaigždūnus. Kaip ir visos žvaigždės, taip ir Gintarė namų durų nerakina. Iš karto matos, kai tai namai Gintarės, visi reikalingi pretendavai prie pat durų. O štai ir Gintarės kiti reikmenys, viskas ten, kur turi būti. O kur pati Gintarė? Nėra. Ir ten nėra. Kurgi bus žvaigždė, jeigu ne savo purvinas nuodėmes plaus duše? Gintarė! Ką jūs čia darote? Tau dovanų! Oi, ačiū! Nuo senų gerbėjų! Labai ačiū, panelė, labai ačiū! Užteks tų vandenų, Gintarė! Laukit, aš labai noriu išsimaudyti, suprantu. Mes kas dovanas lauk! Kodėl labai ačiū už dovanas? Ką jūs čia veikiate? Atsivežus Gintarę iš savo platelių kaimo, net dantų šepė. Miestelio, atsiprašau. Kodėl tos žvaigždės smaginasi duše besimaudinamos su drabužiais? Nes aš mėgstu save glostyti, iš tikrųjų, aš labai mėgstu save glostyti, iš tikrųjų, jums patinka ir mano kūnas, myliu save. Aš ne su rūbais, nes aš noriu senai glamonėti save. Tai be abejo, faktas kaip blynas. O su Radžiu, ar pasiglamonėjai? O Jėzau, su Radžiu. O galite atvesti čia? Mes tilpsim šitą vonytę mažą. Ne, nesiglamonėjau, bet norėčiau. Labai. Girdėjau kalbas, kad Gintarė šiuo metu yra aktyviai susidomėjusi merūnų iš realybės šou Kelias į žvaigždes. Sako, nuvilios nuo Erikutės. Kaip tai viskas vyks? Nesąmonė, iš kur jūs ištraukė. Merūnas yra fainas žmogus, bet aš jo nenoriu dar kol kas. Štai tokios linksmybės pas tas žvaigždės Gintarės iš Kelio šou. Prašau išeiti, jau dabar iš manęs. Prašau, jau dabar ir dabar. Čia reporteris Kersas iš nuogalės Gintarės namų.